Labą dieną. Mes Labą su dieną. Laima. Labas Jurgita. Labas, Eglutė. Mes šiandien tokia labai įdomia, bet manau labai svarbia tema. Ne? Onkologija tai ne pabaiga, o nauja gyvenimo pradžia. Aš manau, kad tema tikrai labai svarbi. Jeigu tu šiandien tokiu oru atvažiavai iš Šilutės į Kretingą ir senai planavai tai padaryti, tai mes tikiuosi turėsim ko pasidalinti ir bus įdomu klausytojams. Aš manau, kad tikrai, nes mes esam su tavim bendravę ne kartą, susitikę mokymuose ir tu man labai padėjai gyvenimo kelyje, kai ir mano gyvenime nebuvo taip lengva. Ir šitas laivas vat ir yra toks tikslas, tam, kam nėra dabar lengva, tiesiog ištiesti pagalbos ranką, neduoti kažkokią tą žinutę, kad tai, kas vyksta mūsų gyvenime, tai turi vykti dėl kažkokios tam tikros priežasties, tam, kad mes taptumėm patys savo geresnėmis versijomis ir pasidalinti, nes tu praėjai šitą kelionę. O dabar daugelis žmonių praeidinėja ir kaip pagal mano klientus, kaip sako, daugelis net nežino, nes iš kai kurių iš mano klientų buvo sakę, kad sako, man onkologija jau krūtinėje buvo 3-4 metus. Ir man šitas toks buvo, wow, irgi, žinai, toks atradimas, tai jeigu mes nuolatos kas metus po vieną kartą tikrintumės, tai būtų gal visai kitokie gyvenime rezultatai. Nu, tai sakykime. Tai va būtent aš iš tikrųjų labai irgi savo esu dėkinga, kai aš užsičiapiau krūtinį augliuką, tai aš dar kokį pusę metų sąžiningai tikrai labai suprantu tas moteris, kurios bijo, neina, delsia, atidėlioja ir galvoju, kad tai, gal susiję su ciklu būna tokių dalykų. Gal ir yra kažkas girdėjus, kad čia ne man, čia ne apie mane, čia kažkam kitam nutinka, aš tokia sveikuolė, aš iš tikrųjų mano sveikatos kortelė buvo tuščia. Kaip nekeista, aš buvau ir sportuojant, ir bėgiojant, buvo tokių mažų sveikatos problemėlių, bet, kaip ir visi aplink, sakykime, taip gyvena ten sinusitas, venų varikozė, tai čia ne ligos, čia... kaip ir pas mane, draugė. Tai ir ryžausi iškart pasidaryti krūtinės echoskopiją ir jeigu manęs klauso moteris, tai labai noriu paskatinti darytis tyrimus, bet mano atveju kraujo tyrimas nieko blogo nerodė. Visi žymenys buvo, kas liečia krūtinės onkologiją, buvo teigiami normos ribose. Taip ir dažnai būna, kad ateina klientai su gerais kraujo tyrimais ir su tais gerais kraujo tyrimais turi jau ten kokią 3. arba 4. stadiją. Tai va būtent ir nei skauda, nei tu gali suprasti. Pas mane buvo 2 su išplitimu į pažasties limfmazgius, tai jau skaitosi jau sudėtingesnis atvejis. Taip, su išplitimu. Taip, ir man buvo pritaikytas pilnas gydymas, kadangi organizmas dar pakankamai jaunas ir gavau visą skanią dozę, kas priklauso ir chemoterapija, ir spindulinė terapija, ir krūtinės tausojanti operacija, buvo atimta iš manęs. Mano, kaip sakai, tai, ką turėjau gražiausių savybių, moteriškiausių ir plaukai ir tikrai, etapas tikrai nelengvas buvo praeitas. O koks tai jausmas buvo? Nes mes kaip neinam tos kelionės net nesuprantam. Nežinai, kaip pavyzdžiui, žiūri į žmogų, kuris neturi plaukų, tu jo gal kaip tik norėtum kaip ir... netrodo, tu nenori užgailėti, ne, bet tu nori kaip ir suprasti, bet tu net nežinai nei kaip, nei kas. Tai koks tau buvo jausmas, kai tau, pavyzdžiui, kirpo plaukus? Ar jie tau nuslinko? Jie nuslinko. Ir teko, jau tiek nedaug liko, kad teko jos tiesiog nuskusti. Paprašiau artimo žmogaus, kad tai padarytų. Jausmas buvo, žinokit, toks, kad aš atsimenu save kaip šiandien, kad stovėjau lauke laiptiniai, ir bijojau įeiti į savo namą, nes ten stovėjo kaimynės ir aš šnekėjusi. Ir aš tiesiog bijojau aplinkinių žmonių reakcijos, nenorėjau jų skaudinti, nes buvo taip, kad kai sužinos, jie pasimeta žmonės, jie galvoja, kad mane kažkaip tai reikia atjausti, klausti, kaip aš jaučiuosi, aš kaip tik šitų klausimų nenorėjau. Ir atsimenu, viena draugė manęs, kai
sužinojo šitą dalyką, kai aš jai pasakiau, aš niekada neslėpiau šitų dalykų. Tai jinai apsiverkė ir man pasidarydavo net gaila žiūrėti kitus žmonės ir kokia jų bus reakcija. Labai gera ta žinutė. Kodėl neslėpi, Jurgita, nes begalė žmonių, ne jie slepia, o socialinėje erdvėje deda, pavyzdžiui, gražias kažkokias savo gyvenimiškas akimirkas, o tikrovė realybė yra visiškai kitokia. Kodėl tu neslėpi? Aš pasikonsultavau su psichologė ir aš iš pradžių galvoju irgi nesakysiu net artimiausiam žmonėm, net mamai nesakysiu. Tai ji patarė, geriau dalinkis su šeima, geriau artimieji tegu žino tikrą padėtį, negu paskui sužino iš kitur, iš artimų žmonių, iš aplinkos, gaunasi, aš tada turbūt nebūčiau sulaukusi tiek pagalbos, tiek paramos, man pačiai būtų buvę sunku prašyti, klausti, eiti, slėptis po melo skraiste, tiesiog ieškojau aš sprendimo kuo greičiau. Tai tu buvai labai drąsi, nes realiai tik drąsiausia, prisipažįsta, priima tą tikrovę, realybę, nes pripažinti ir pasakyti ir viešai, ir tuo dalintis, nes aš išgirdau tavo patirtį, kai tu dalinaisi, tai man atsimenu, tada labai bėgo ašaros dėl to, kad aš turėjau ten būti, toje paskaitoje, tame seminare, tavo patirtie, kai tu dalinaisi ir aš buvau labai dėkinga, kad tu išdrįstai tai padaryti, nes kai mums reikėjo eiti panašų kelią, mūsų šeimai buvo lengviau. Na, to tikrai. Tai džiaugiuosi padėjusi ir mano tas dalinimasis, ko gero, irgi iš tos priežasties, kad aš noriu padėti moterim. Aš po šitų įvykių aš supratau, kad onkologija, tai šita diagnozė nėra pati baisiausia, yra baisesnių ligų, kur žmonės guli ant patalo, jie skausmus didžiulius patiria. Ir visuomeniai labai gaji tai yra dar nuostata tokia stigma, kad tai yra nuosprendis. Bet kaip aš supratau, mano atveju, gal prieš 10 metų tai jau būtų buvę nuosprendis, bet dabar tai yra kelionė, tai yra kelias. Ir čia labai svarbu, kokius tu sprendimus darai, ką tu darai tuo metu, labai svarbus yra laikas. Aš irgi lygiai taip pat praėjau tos etapus nuo neigimo, paskui alternatyvų paieškos ir tik tai tas, kai jau priėmiau sprendimą, tada jau man ženkliai aš nusimečiau tos streso, tos naštos visos, kad aš darau. Svarbu nekristi tą auką. Taip. Nekristi auką, o daryti veiksmą, tvarkyti savo gyvenimą. Aišku, pirmiausia pasirūpinti savo kūnu. Išgerti vandenuko, bet žinok, visiškai nesimato, kad tu jaudinės. Pirmiausia, gelbėti savo kūną. Bet tradicinės medicinos, ko gero, tikrai nebūčiau apsiejusi ir stiprinti save, savo imuninę sistemą, maistas, maistinės medžiagos, be galo svarbu, miegas, pas mane hormoninės kilmės yra, tai nuo ko kyla, nuo streso, nuo kad moteris, aš ir pati kokia buvau, aš rūpintis kitais, ne savim, neįsiklausyti savo poreikius, aš buvau buhalterį, dirbau. Tai ką tai reiškia, aš realizavau kitų žmonių, padėdavau jų idėjas, jis daro verslus, kažką kūrė ką, o aš dėlioju popieriukus į stalčiukus, į lentynas ir dažnai iškildavo mintis apie gyvenimo prasmę, ką aš čia darau, kur mano paskirtis yra. Aš neturėjau svajonių, aš nežinau, ko aš noriu. Tai va dėl to, ko gero, kūrėjas atsižvelgia ir ačiū jam, kad neužmiršo manęs ir davė man tokį, negaliu sakyti dėkoju už ligą, bet tokį per supurtimą visai kitas požiūris į save ir, kad griuvo viskas. Po ligos griuvo viskas ir šeima, asmeniniai santykiai, nes kaip artimiesiam žmonėm yra sunku būna priimti mane kitokį, pasikeitusią žmogui, mano artimam, tai buvo irgi išbandymas, visiškai natūralu, aš galiu suprasti tą dalyką. Vaikai išėjo, iškeliavo studijuoti, aš likau viena. Bet tai, žinokit, paskui gyvenimas atneša tokias dovanas, po to pas mane pasikeitė namai, aš turiu šiandien naujus namus. Pasikeitė, aš turiu mylimą žmogų, kuriam nebuvo svarbu mano, gal ir fiziniai kažkokie tai, trūkumai. Aš šiandien esu labai laiminga. Tai aš dabar ir suprantu, dėl ko tu taip žydė keitiesi, nes aš Jurgitą tikrai mačiau, kai buvo su plaukučiais šeriukais, ir kai dabar aš žiūriu tavo plaukus, realiai, ta prasme,
net nepatikėčiau, kad tu praėjai šitą onkologijos kelią, kad tu dabar turi tokius gražius plaukus ir dar blondiniškus, Ačiū, taip, aš kuriuos taip, žinai, taip sunku prižiūrėti blondiniškus plaukus, o tu juos turi. Ačiū, jo, tada man atsivėrė, kad aš galiu būti kitokia. Įvyko pokytis, mane žmonės nebetpažįsta gatvėje, jie praeina. Ir aš žiūriu į nuotraukas, aš pati nebetpažįstu savęs, kokia aš prieš tai buvau, aš pasikeičiau. Išorė ir vidum aš tapau visiškai kitokia. Tai gerai, kokia Jurgita buvo iki ligos ir kokia Jurgita tapo po ligos ir dar, žinai, ateities Jurgitos perspektyva. Na, aš jau kaip minėjau, buvau ta namų šeimininkė, besirūpinanti kitais, ką aš veikiau, nežinau, tiesiog, kaip ir visos turbūt moteris, mes rūpinamės namais, aplinka ir niekom nebuvau kitokia. O bet dabar aš supratau, kad ko aš noriu, kad norėčiau kitom moterim būti, pavirsti kitokiom, be tokių sunkumų, be tokių išbandymų, kaip aš patyriau. Tai čia Kretingoje subūriau iškart po gydymo kurso, pradėjau jungti moteris Kretingoje, burtis į moterų ratus. Tai mes čia ir rankdarbių terapiją užsiiminėjom, ir dvasiniam praktikom, ir verslus jungiu, padedu verslo moterim. Noriu, kad moteris išeitų iš tos rutinos, kad jos pajaustų, kad jos turi talentų, kiekviena moteris yra be galo talentinga, kad jos atrastų save tikrąją, kad pažintų tą savo kelią, kad surastų. Tai tu iš visiškai, kaip sakau, namų gyvenimo po ligos, tu prasme, tokių drastiškų priėmei sprendimų, nes aš tai dabar matau, kai tu kuri savo bendruomenę, tai toks atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, žinai, kas tavęs nepažinojo, tai prasme, atrodo, gimiai, žinai, su dovana, kurti bendruomenę, ta prasme, realiai, tikrai taip ir yra. Aš čia toks gal zuikis drąsuolis. Bet kaip tu pajauti? Gerai, iš visiškai to šeimos gyvenimo, kaip tu pajauti, kad tu nori kurti bendruomenę? Kas tavo viduje? Matyt, tai buvo, jau glūdėjo pas mane viduje senai. Mes viską galim pakeisti, ko mes negalim pakeisti. Ir tikrai patarčiau žmonėm nebijoti keisti ir keistis patiem, nes tada visai kiti žmonės, kiti suvokim, ko mes negalim pakeisti. Vaikų, tėvų, brolių, seserų. Visą kitą mes pasirenkam. Gal pagalvot, gal jeigu susirgau, gal aš ne toj vietoje esu. Gal aš bendrauju ne su tuo žmogum, su kuo turėčiau bendrauti. Realiai nebijot keisti namų, mesti senus daiktus, kaip aš kraušiausi, aš atsisakiau, nusimest nuo savęs, kas netinka, kas ne tau, ne tavo. Wow. Aš irgi neseniai kažkur išgirdau, kad, ta prasme, onkologija tam ir ateina, kad išties pradėtum gyventi savo gyvenimą. Tai ko tu nori, ne? Nori ten į kelionę išvažiuoti, nori to, nori ano, kad tiesiog pradėtum ragauti gyvenimą, taip? Žinokit, kartais būna sunku netgi suvokti, ko tu nori. Kai esi pametę save, tai ką aš dariau, atsimenu, susikviečiau moteris, sueinam ir darom svajonių lentą. Kas yra svajonių? Tai bent jau vizualizuoti, pas moteris yra tas vizualinis, jausminis, ne? Vartai žurnalą ir tu pajaus, kaip tu nori, koks tavo, kad gyvenimas, koks jisai būtų, bent jau, va taip, jeigu tu gal nerašai, gal tu per vaizdus užfiksuok tuos momentus. Ir pajaus per jausmą, kaip tu jauties, kaip tu nori. Mesgi moteris jausmės. Tai tu susikūrei tą svajonių koležą, pajutė, ir tada po kiek laiko pradėjai realizuoti? Žinokit, tai vyksta savaime. Kaip viduj pasikeičia tos vibracijos, kai tu pradedi džiaugtis, tu atsikeli ryte ir tu suvoki, kad tau šiandien nereikės pas gydytojus važiuoti. Tau niekas neskauda. Tu pradedi visai kitaip vertinti paprastus dalykus. Nes kol tu nenukrenti, kol tu nepajauti, kaip yra blogai, tu negali suprasti, kaip yra tai gerai. Tai kažkas beldžia duris. Pradeda ateiti klientai, magnetizmas, nes mes duodam, o visada mums atsiunčia atgal, ne? Kažkas gero pavyko. Tai va taip, ir manyčiau, kad tie suvokimai, kad laikas yra ribotas, kad mūsų gyvenimas vis tiek turi mes tie, kurie neatsidūrė tokioje situacijoje, nesuvokia, kad gyvenimas netruks amžinai.
kad mes turim ribotą, bet taip giliai pajauti. Tai taip įsirėžia, kad savaime tada visas vidus keičiasi ir ateina visai kiti dalykai. Tai čia turbūt, žinai, žinutė gyvenimo atidėliotojam, kurie ne vis sako vis rytoj, ne, o rytojus vis kaip neteina, taip neteina, ne? Tai vertini labai dieną. Kaip ir nuvalkiotos tokios frazės, džiaugtis kiekvieną akimirką, dėkoti už kiekvieną akimirką. Bet kai tu gauni tai savaime, atrodo, nu, čia man priklauso, taip? Bet per tokius išbandymus tu dar iškiau tą pajauti, tai savaime jau liejasi. Taip kad nebijoti tų pokyčių ir ką palinkėčiau, ne? Aš ką dariau, ne minčių ekologiją. Išvalyti negatyvą, sekti savo, ką aš galvoju. Jeigu aš manau, kad aš esu ligonis, aš ir būsiu ligonis. Jeigu mano mintis apie pozityvą, kad aš esu sveika, vat kai suvokiau tą, kad aš esu sveika ir mano tyrimai teigiami, neliko, ir aš dabar manęs klaustų, kaip tu jauties, man tas klausimas net, aš esu sveika, kodėl manęs klausia, kaip aš jaučiuosi, net nebėra šito. Tai minčių ekologija. Tai žinok, tai, ką tu kalbi, man atrodo, kad tu niekada net nesirgai ekologiją, bet jeigu gerai, kad aš tave mačiau, kaip sakau, turiu įrodymą, nes net pati nepatikėčiau, tai greičiausiai, žinai, ir klausytojai gali net nepatikėti, ypatingai kas tavęs ir mane, žinai, nepažįsta. Tai kaip buvo tas visas gyvenimas, vis tiek gulėjai ligoniniai, nuvykdavai į ligoninę, kiek matei žmonių, kad truputį išnešti to vidinio pasaulio, tai, kad tu matei, ne, žmonėm tie, kurie su tuo net nesusiduria? Mačiau daug iš tikrųjų žmonių ir Klaipėdoje lankiausi, mano gydymas vyko Kaune, pas gydytoją Editą Juodžbalienę, aš ieškojau tokios netradicinio mąstymo gydytojos, nes, kaip sakau, buvau alternatyvų paieškose. Aš mačiau pilnas ligoninės žmonių, aš mačiau jaunų žmonių labai daug, nedaug, nu, pakankamai. Ir galvoju, va čia tai yra ta tikroji pandemija. Kiek, turbūt nėra šeimos aplinkinių tarpe, kad nebūtų šita liga palietusi artimųjų ar pačių. Kiek mes nežinom, kiek serga, kokie tai yra skaičiai ir kiek moterų vaikšto net nežinodama šitos diagnozės. Ir aš dėkinga savo, dar pasikartosiu, kad viską nuėjau, laiku nuėjau ir dabar aš esu stebėsena. Jau vien tai man duoda stiprybės, kad vis tiek man tie nemokamai, aš būsiu tyrimą, vis tiek valstybė nurūpinasi. Geriau laiku nueiti, negu atidėlioti. Tai čia tikrai nėra nuosprendis, čia tik tai yra, mes visi turim visokių ligų, tai yra lėtinė liga, kur galima iš tikrųjų gyvenant kokybišką, prisižiūrint save ir sekant savo gyvenimo būdą, galima tiesiog tą trukmę gyvenimo, ką tu darysi po gydymo, ką tu darysi, ne vien kad gydymo metu aš mačiau, kai žmonės nieko nekeičia. Jie kreipiasi medikus, jie neprisima atsakomybės, jie galvoja, kad medicina juos išgelbės, aš galiu vėl po gydymo daryti tai, ką dariau, negali. Neturi teisės, jeigu myli save, kas yra man brangiausia šiandien, tai esu aš, tai yra mano gyvenimas ir aš prisimu atsakomybę pati. Jo, daugelis galvoja, kad nueisiu kažkur, ne, medikas ten išoperuos, medikas tą padarys, nu, medikai irgi ne dievai. Realiai, jeigu mes nesirūpiname savimi, savo kūnu, nu, tai medikui ar kitam specialistui, nu, jis neturi tiek laiko, jis neturi tiek resursų. Mes 24 valandas gyvenam su savimi ir tingim savimi pasirūpinti. Nu, taip. O medikas kabinete turi 15-20 minučių maks laiko. Ne tau. Nu, taip, ir tai jisai galvos net nepakelia, kartais jisai tiek yra dokumentacijų, biurokratiniai dalykai, tai vis tiek dar pas mus ta medicinos sistema, vis tiek jinai funkcionuoja, kaip aš žinau, Amerikai, tai ten, nu, tu nesusitiksi su gydytoju, tiesiog viskas eina programiškai ir tu dar gali kažkokį ryšį užmegzti, bet ir tai jisai negali tau duoti to, ko tu gali pats sau duoti. Kokia gera žinutė.
O kaip, na, čia kaip ir praktiškai tavo artimųjų, dabar žinai, jau atsakėjai, kad kaip ir tavo artimųjų praktiškai nebeliko, ne? Kai tu susirgai. Mama, Mhm. kam galėčiau padėkoti, savo mamai. Ji buvo šalia, aš tik dabar galvoju, kaip jai turėjo būti sudėtinga ir sunku. Ir man pačiai, kaip pagalvoju, man 50, dar nebuvo, bet dabar jau yra. Ir dar mama, kiek mes mamos esame ištvermingos, kiek mama gali duoti. Ir prisiglaus galėjau pas mamą, kai buvo sunku. Tai ačiū mamai, jeigu girdės, matys, nu, tai vat, kas lieka. Mhm. Ir kuriai tuo tarpu buvo sunkiau tau? ar mamai? Ko gero abiem. Abiem buvo praeitis nelengvas etapas, bet mes vėlgi tuo metu labai suartėjom, mes daugiau laiko kartu praleidom. Gal to ir labai reikėjo? Aš manau, kad tai Na jo, labai gražu. Atrodo, net nebeturiu ką klausti. Tokia trapia sakralė akimirkam. Mes turim pasiruošę keletą klausimų, bet jau tu beveik juos, žinai, visus, prakalbėjai, beveik atsakėjai. Kas tau dabar yra svarbiausia? Kaip iš vis dabar tu gyveni savo dieną? aš rytą pradedu be žadintuvo. Kaip fainai. Aš leidžiu savo miegoti, kiek noriu. Aš neskubu į darbą. Aš pasireguliuoju savo dienotvarkę pagal pajautimą. Geriu daug vandens. Sportuoju, vaikštau. Vasarą dalyvavau bėgime, va pasigirsiu. Mačiau. Taip, bėgimas ir netgi taurę sugebėjau laimėti, tai kad jaučiuosi tikrai labai sustiprėjus po gydymo. Ir darau tai, kas man patinka, labai daug bendrauju su įvairiom moterim ir tas bendravimas tikrai duoda daug. Bendravimas tau padėjo sveikti ir gyti? Taip, aš manyčiau, kad palaikymas irgi yra svarbu, bet jeigu tu išsipasakoji, jeigu esi atvira, jeigu neslėpi, nemanipuliuoji. Labiausiai vertinu tikrumą. Labiausiai vertinu tikrumą santykiuose, gyvenime. Esu pati savo tikriausiai dabar svarbiausia, patapau kaip ir tokia egoistiška labiau, nes labai myliu gyvenimą ir tai yra brangiausias turtas. Turbūt, ką šiandieną turiu gyvenimą ir savo sveikatą. Ne, bet kartais reikia to netekti, kad mes įvertintumėm tai, ne? Paradoksas. Man irgi viena mano draugė, kuri praeidinėjo onkologijos kelią, sako, Eglė, aš važiavau su dviračiu. O gydytojai man sakė, kad aš negalėsiu važiuoti ir man tai bėgo ašaros, kad aš galiu važiuoti su dviračiu. Ir tai atrodo tokia maža kaip ir smulkmena, bet kiek jinai nuduoda savo, nes man tai labai patinka daryti, aš ir toliau norėjau tai daryti. Ir atrodo tokie maži dalykai, bet tikrai visai kaip kitas požiūris, kitas suvokimas. Taip. Tai liga ateina tam, kad išmoktume mylėti save ir pradėtumėm pildyti savo norus ir svajones. Taip išeina. Taip, tai mano pavyzdys, tai sako, aš tai patyriau. Ir linkėčiau kiekvienai moteriai tikriausiai nelaukti tokių išbandymų. Pildyti savo svajones anksčiau. Taip. Na, aišku, per sunkumus mes labiau mokinamės, kažkaip mums taip, dabar čia švęs gyvenimą. Aš nei vienos nepažįstu, ta, kuri pradėjo švęsti gyvenimą, neperėjus skausmą. Ne, bet mes tos, kur praėjom kažkokius tai gyvenimo skausmus, tam ir dalinamės, ne, kad tos, kurios dar nėjo kažkokių sunkumų, labiau pradėtų mylėti save, labiau pradėtų vertinti save, ne, savo asmenybę, savo talentus, ne, savo artimus žmonės ir tada tikrai visai kitaip tą gyvenimo kokybė klostosi. Bet net ir čia gali ateiti kažkokie sveikatos sunkumai ir problemos tam, kad vėl mūsų siela turi patirtį. Jeigu yra žmogus, kuriam yra duota daug, pavyzdžiui, aš dabar žinai pastebiu, kuri žmonės gali netgi padaryti įtaką savo kalbėjimu. Kada jie padarys įtaką? Kada jie patys praeis, ne, tą savo kelionę.
Tai būtent. Na. Aš sutinku daug moterų ir ligoninių sutinku. Ir pažinčių užmesgiau tokių įspūdingų, nes jau mes turim vienodą patirtį. Ir kai skaitai, vat, ir pasidalinu ir knygų, vienos krūties istorija, pavyzdžiui, Umbrasaitės. Tai aš skaitau ir aš matau, kad ten mano istorija parašyta. Ir aš nusipirkau tų knygų gal 10. Aš pasidalinau, tai yra, bet ta knyga, jinai nešanti viltį yra. Kai beviltiškoj situacijoj moteris su agresyviu diagnozė, kaip jinai praėjo kokį kelią ir jinai per humorą rašo, per... Vienas dalykas, kai tu praeini, jau yra kitaip, kai tu žiūri iš perspektyvos. Sakykime, aš nebūčiau galėjus kalbėti apie tai ramiai be ašarų akyse prieš 1,5 metų. Kai skauda, tu negali, bet tu, kai praeini, tu gali labai būti didelis ramstis ir pagalba kitai moteriai, kuri eina tą kelią. Todėl aš ir dalinuosi ir nebijau būti ir sutikau su tavim pasidalinti tą istoriją ir norėjau tave šalia matyti, tavo akis, nes taip yra tikrai drąsiau. Taip. O ką dabar, žinai, tu bekalbant, išėjo tokia žinutė, o kai tu ėjai šitą kelionę, kai tau buvo sunku, kas tau padėjo neprarasti tos vilties, to tikėjimo, kas tau buvo tie pamatiniai tokie ramsčiai? Galvoju aš pati. Kada aš ieškojau atsakymų, aš ieškojau sprendimų. Nelaukiai, kol kiti atneš? Taip, aš dariau, kaip ir minėjau, kad yra, bet buvo laikas, aš mėnesį, vos ne 2, aš galvojau, ką daryti, kaip daryti, neigiau, nepriėmiau tos informacijos, buvo sakančių, kad tai netiesa, kad, įneša irgi tokia abejonės, kad aš vis dėlto nusprendžiau daryti, sakau, kaip priėmė sprendimą. Ir man, jeigu būtų kas nors pasakęs iš laiko perspektyvos, tau viskas bus gerai, tu pasveiksi, tu būsi dar gražesnė, dar laimingesnė ir dar sėkmingesnė ir gyvensi visai kitokį. Man kas nors tada būtų pasakęs. Tai man būtų, bet tokius žinučių mes negaunam iš, tiesiog lieka pasitikėti savimi, tuo, ką darai ir tas išveda. Čia kaip sako, Dieve, parodyk man ten savo visą gyvenimo scenarijų, Dievas sako, tu eik, tada ir pamatysi, tai čia tau tas pats. Taip, tai yra kelionė. Yra kelionė ir nuostabių žmonių sutikau, ir nuostabių patirčių. Ir tokie vyko dalykai gydymo metu ir daugelis žmonių, onkologiniai, jie pasakoja, kas vyksta tuo metu ir tai yra toks palaikymas iš aukštesnių jėgų kūrėjo, toks yra vedimas ir tai įsistatytas tarsi ir žmonės tinkami, ir ta pati gydytoja paskambino tuo metu, kai aš jau nebežinau, ką daryti, kai aš buvau visiškai pasimetusi, nežinau, kur kreiptis, jinai man parašė žinutę, kodėl jūs norit į Facebooko draugus pas mane ateiti. Po 2 mėnesių jinai užskaitė tą žinutę, jinai rengė stovyklą ir jin tuo metu atrado mano žinutę ir pusvalandžio bėgyje aš gavau atsakymą, ką aš turiu daryti. Tai ir tada tu dar labiau įsitikini, kad egzistuoja jėgos, egzistuoja kūrėjas, yra, kuris tave veda, jis nepalieka. Aš nesu viena, aš turiu pagalbą, tai dar labiau tą tikėjimą sustiprina. Ir kiek teko domėtis, daug kas tų vadinamų onkologinių ligonių, nors aš taip save šiandien nebeskaitau, jie tą patiria. Netgi ligoniniai, negi palatoj vyksta stebuklai. Gali pasidalinti, kokius stebuklus, žinai, tai pro akies krašteliu? Paprasčiausiai pro langą tokia didelė eglė. Ir galvoju, Dievas man dažnai kalba per gamtą, kūrėjas. Ir tokia didžiulė eglė, duok tu man ženklą, kad tokį palaikymo ženklą kažkokį, tai žiūriu kėkštas. Didžiulis, gražus paukštis, jeigu žinot kėkštą, po tą eglę ten atskrido ir ten jo buveinė pasirodo. Ir jis ten kažką slepia, kažko ieško. Ir grinai po palatos langų, tai taip. Gavai atsakymą. Taip, kad viskas bus gerai. Ir daug žmonių, ir daug meldėsi už mane. Ir mes turim daryti viską, ne tik kūną gelbėti, bet ir sielą ir tikėti tais stebuklais. Svarbiausia tikėti ir pasitikėti tuo vedimu.
O ką tu dar va darei, ne? Pavyzdžiui, ką darei su fiziniu kūnu, va, nuo savęs, ką galėjai padaryti geriausio? Ką darei su siela, ką darei va, irgi su mintim, va taip, nu gal taip konkrečiau. Pirmiausia, tai aišku, pasitikėjau medikais, nes šiai dienai vis tiek kito kelio kaip ir nelabai yra. Kreiptis pagalbos į specialistus pirmiausiai, nes tas blaškymas išveda tikrai daug energijos, aš tam atidaviau. Po to stiprinti savo imuninę sistemą labai svarbu yra maistas, bet šiai dienai mes suprantam, kad mūsų lėkštėje nėra to, ką gali gauti onkologinis ligonis. Tarp chemoterapijos seansų mums būtina labai sveikai maitintis atsistatymui. Aš supratau, kad aš negausiu to, ko reikia mano kūnui. Mano gydymas ėjo sklandžiai, nebuvo nutrauktas, aš labai greitai ir lengvai priėjau, vien dėl to, kad aš atsistatinėjau maistinėmis medžiagomis, mano tyrimai kiekvieną kartą būdavo tobuli, jie nukrisdavo iki imunitetas nulinis. Iki sekančio būdavo viskas tvarkoja, per mėnesį laiko. Bet čia, žinai, dabar yra toks mitas. Maistinės medžiagos ir papildai onkologinės sergam ligonėm juk negalima. Taip man buvo sakoma Klaipėdoj, taip kiek teko girdėti, dauguma gydytojų tą teigia, bet labai svarbu yra atsirinkti, ką tu vartoji. O tai turbūt sudėtingiausia yra, kai rinkoje yra tokia pasiūla didžiulė. Svarbu, kad tos maistinės medžiagos būtų kliniškai patvirtintos. Ir, kaip sakau, ir mano gydytoja tą žinojo ir nedraudė, ir man tai dar labiau sustiprino. Maistinės medžiagos, apie miegą, sakyčiau, sudėtinga kalbėti, nes vis tiek esi toksai sudirgusi ir visko buvo iš tikrųjų. Labai padėjo ir Klaipėdoje onkologijos centras yra, lankiau ir terapijinės grupės. Muzikos ir psichologo, tikrai kreiptis į specialistus, pagalba tikrai yra. Ir kas man padėjo irgi iš dvasinės pusės, kad ir teko ir reiki metodais pasinaudoti ir kas ir pažvelgtų giliau ir į mano vidų, ko aš nesuvokiu, ko aš nesuprantu. Nes greičiausiai turbūt tau netrodė, kad tu kažko nesupranti, žinai, kad su tavo gyvenimu kaip ir viskas okei, ne, bet čia kažkas nutiko mano kūnui, ne, kažkas įsisirgo. Tai vad būtent mes galvojam, kad viskas gerai jau, bet kad aš pati kitodai jau, to suvokimo ir ką aš turiu savyje pakeisti. Nu ir buvo ką pakeisti, ne? Aš manau, kad taip, nes žmonės, kurie pažinojo mane iki tol ir šiai dienai, jie sako, tu kitas žmogus. Tu spindi, sako, tu džiaugiesi. Tai pats to nesuvoki, pati aš to sunku yra atskirti, bet matyt, taip yra. Kaip smagu, nu tikrai, žinok, sunku net patikėti, bet mačiau, tai tikiu. Ir girdėjau tavo patirtį ir istoriją. Mes dabar čia nematom, ar jūs mums užduodat klausimus ar neužduodat, tai jeigu ką paskui po komentarą, galėsit sakyti aš arba Jurgita. Ar Jurgita nori dar kažką pasakyti žmonėms, kurie mus žiūrėjo, tie, kurie žiūrės, ne, kokią žinutę nori pasakyti? Ar šiaip kažką pasakyti to, ko, pavyzdžiui, aš tavęs nepaklausiu, nes gal net nežinojau, ko paklausti, žinai. Atrodo, tiek daug kalbėjom, jau daug pasakiau. Nebijot, ieškoti pagalbos, ieškoti ir pasiduoti tėkmei. Pasiduoti tėkmei, neužsiverti, neužsidaryti. Vat, turit pagalbą, turit eglutę, jis žino daug tų patirčių, tu daug žmonių kalbini ir aplinkoje daug turi tokių atvejų, kiek supratau, tai pasidalinsi turbūt su klausytojais. Jeigu norės, jeigu prašys, tai žinoma, aš pasidalinsiu ir tu, manau, pasidalinsi. Tai nebijoti prašyti pagalbos. Taip. Tai sunkiausia ir yra. Turbūt ištarti tuos žodžius, man reikia tavo pagalbos. O tai gali pasakyti realiai tik labai labai stiprus žmonės. Taip. Aš manau, kad taip.
Nu, kokia gražia gaida mes ir užbaigsim, tai jo, aš irgi palinkėčiau ir per savo gyvenimo patirtis, ir per kitų žmonių patirtis, ir per klientų patirtis, ką matau, nebijoti paprašyti pagalbos, nes mes visko gyvenime, nu, negalim žinot, kad ir kokie būtumėm faini savo srities specialistai, ne, mes visų pirma esam žmonės ir mes turim galimybę, ne, kažko nežinoti, kažko nesuprasti, kažko nemokėti, bet kitas žmogus praėjęs kažkokį vienokį ar kitokį kelią, jis gali duoti kažkokią savo įžvalgą, savo žinutę, kur gali visiškai atsiverti, žinai, kitokią gyvenimo kokybę. Ir vat man tas kuo toliau, tuo labiau vat tas bendrystės jausmas, kad realiai bendrystės jausmas, tai vos nežinai, kaip papildas prie tų top 3, žinai, papildų, ten 2 vitamino, omegos ir trečias būtų turbūt bendrystė. Net kitą kartą gal net ir pačioj pirmoji vietai. Ta moterų bendrystė, žmonių bendrystė. Nesvarbu, kad mes gimstam gyvenime po vieną, bet va ta bendrystė, tas ryšys, ta komunikacija, aš pati matau, kiek aš gyvenime daug pasiekiu per bendrystę. Ir kur nebebūdavo tos bendrystės ir to gilaus tikro ryšio, nes žmonės dar labai tą maišo bendrystę, kaip žinai, tipo, ai, ten į kaimo bendruomenę, kur ten susitinko vieną kartą metuose ir ten nesvarbu, kaip ten vyksta. Bendrystė yra ta komunikacija nuolatos, ne, kai tau yra gera, bet kai ir tau ir negera, ne, kai tau gyvenime vyksta tokios patirtis ir tų patirčių dėka, kai va, galim duoti viena kitai ranką ir paskui išeiti iš tų patirčių pati pakėlusios galvas aukštai ir tuo pačiu žydėti savo gyvenimą ir klestėti ir tuo žydėjimu ir klestėjimu dalintis ir su jumis. Nes jeigu mes realiai nebūtumėm patyrusios, ne, kažkokių vienokių patirčių, ne, kitokių patirčių, mes neturėtumėm kuo dalintis, mes neturėtumėm ką duoti. Ir tai neitų iš gylio. Tai galbūt mes galim paskaityti knygose, išgirsti kažkieno istoriją, bet tai nebus tikra, tai nebus nuoširdu, tai nebus išjausta ir tam žmogui tai gali nepadėti. O kartais vienas sakinys kažkoks pasakytas gali atnešti didelį žiburį, kai tu esi ten tam svai pačioj. Aš nežinau, ar jūs matot Jurgitos akis taip gerai, kaip aš, žinai, matau. Bet tai yra nuostabus jausmas, žinau, labai labai tau dėkoju, kad tu sutikai sudalyvauti, pagaliau sutikai sudalyvauti, nes Jurgita ir man per mano gyvenimo kelią buvo davusi ranką, kai buvau irgi pasimetusi. Ir tai buvo labai labai didelė dovana, nes tada sugrįžti į savo gyvenimo vėžes ir tiesiog pradedi visai kitaip gyvenime mąstyti, žiūrėti, naviguoti ir, kaip sakau, vienas praėjo kelią, tai mums iš paskos gali nebereikėti to kelio praeiti, jeigu mes išmokstam pamokas. Taip. Tai labai labai ačiū. Kažkaip norisi apsikabinti, žinai. Ačiū, mieloji. Ačiū tau labai labai. Pokalbį, išprasmingą pokalbį. Nu, matai, visai nebuvo baisu. Aš taip supratau, kad Jurgitai labai tikiuosi, kad tu toliau palaikysi tą tokį impulsą kalbėjimą ir dalinimąsi, nes man labai labai patinka va tie pirmi kartai, kai tu supranti, kad vat, tu gali pakalbinti žmogų, kuris su labai gražia, turtinga savo gyvenimo patirtimi, reikia tik šitą patirtį ištransliuoti viešai ir kažkam jinai tikrai bus reikalinga. Realiai aš turiu labai daug onkologiją sergančių, žinai, žmonių ir aš dariau dėl savo klientų, bet tikiu, kad ir jums bus naudingos šitos patirtis, ne, ir Jurgita pasidalins savo Facebook'e. Ir mano matysit laivą paliktą, tikiuosi, kad viskas bus gerai ir įsisaugos. Tai jeigu kažkas nori daugiau išgirsti, ne, mes galim pasidalinti Jurgitos įrašą, ne, kur ten jau tu detaliau kalbėjai ir dalinaisi, ne, kas padėjo, kaip ir kas, ne, tai duokit mums po šituo laivu arba įrašu, žinot, ir mes pasidalinsim. Tai dėkoju jums, kas žiūrėjot, būtų labai faina, jeigu kokią žinutę įsinešėt iš šito mūsų 39 minučių pokalbio. Tai kaip greitai praėjo laikas. Tiesiog, kokią žinutę, kad tas 39 minutės ne šiaip būtų praleistos, o ne, kad, kaip fainiai, gražiai pasiklausom kažkokio pokalbio, bet kokią iš širdies, iš vidaus žinutę įsinešėt. Nes tai yra pati didžiausia Dievo dovana ir tas pirmadienis, žinai. Tiesiog mūsų pražįsta visiškai kitokiamis spalvomis. Na gerai, mes kalbėti tikrai galim, tai iki greito, iki kitų susitikimų, ne? Ate.